Šiandien žiniose. Miesto politikai Ventspilyje sėmėsi gerosios patirties. Panevėžyje viršyta leistina oro taršos norma. Pakoreguotos gyvūnų laikymo ir globos taisyklės. Šiandien minimos vėlinės. Praeitą penktadienį 4 miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto nariai, tarybos sekretoriato darbuotoja ir vairuotojas lankėsi viename gražiausių Latvijos kurortų Ventspilyje. Teigiama, kad komandiruotės tikslas buvo susipažinti su Ventspilio infrastruktūra, pasidalyti patirtimi ir aptarti miesto ūkio tvarkymo klausimus. Tačiau itin daug diskusijų kilo dėl to, ar Panevėžį iš viso galima lyginti su uostą turinčiu Ventspiliu, be to ten ir biudžeto formavimo sistema kitokia nei Mūsiškė. Tačiau po komandiruotės grįžę politikai vienbalsiai tikino, kad vizitas buvo labai naudingas, tačiau kada tą naudą galės patirti ir patys panevėžiečiai, už kurių pinigus ir buvo keliauta, ne vienas negalėjo įvardinti. Ventspilis traktuojamas kaip miestas Baltijos šalyse, toliausiai pažengęs ir kuris pavyzdys yra kitiems miestams, kurie mes esam kilę iš tos pačios sovietinės geldos. Nauda tame, kad mes pamatėme, kaip iš tikrųjų yra tvarkomas miestas. Tvarkomas gražiai. Aš manau, ko gero iš čia dalyvaujančių irgi teko ne vienam būti Ventspilyje ir be abejo matėt, kaip yra sutvarkytas miestas. Tai pirmiausia buvo mums tokia nuostaba, kad būtent gatvės grindžiamos trinkelėmis. Ši kelionė, tai mums politikams, ypač valdančiosios daugumos politikams, kurie ilgą laiką buvo valdančioje daugumoje, atvėrė akis ir jie turės tikriausiai daugiau argumentų įtikinti savo kolegas, kad reikia radikaliai keisti požiūrį į mūsų Panevėžio miesto ūkį. Nors mero potvarkių politikai buvo išleisti į 2 dienų komandiruotę, tačiau į Panevėžį jie grįžo dar tą patį vakarą, tikindami, kad vizito tikslą pasiekė ir per vieną dieną, o be to ir mirusiųjų kapus lankyti reikėjo. Tačiau neoficialiais duomenimis politikai neliko Ventspilyje nakvoti dėl to, kad buvo baiminamasi skandalo dėl švaistomų ir taip skylėto biudžeto lėšų, kadangi padengti nakvynės viešbutyje išlaidas būtų atsiėję apie 20 latų kiekvienam, o dienpinigiai žmogui siekia 195 litus. Važiuoti penktadienį, kaip yra sutrumpinta darbo diena, palikti, kaip sako, namų ūkis ir važiuoti nemalonumas yra. Tuo labiau, kad mes, jeigu taip įmant, galėjom pasirinkti Bauskę, galėjom kitą miestą pasirinkti, arba iš vis niekur nevažiuoti. Visi norėjom grįžti anksčiau namo. Būtų buvę be abejo tos kelionės ne penktadienį, o vidury darbo savaitės, tai būtų vėl kitaip, o tos dienos yra iš tikrųjų, kiekvienas mes turim ką aplankyti ir kur nuvažiuoti. Ir dabar nežinau, ar tai buvo užsakytas viešbutis, ar komandiruotis vienoje ar 2 dienom. Man buvo pasakyta, važiuojame į Ventspilio miestą. Apie tai buvo kalbėta anksčiau. Aš sutikau ir važiavau. Politikai neslėpė, jo komandiruočių į užsienį vien dėl to, kad savivaldybės skolos siekia 80 milijonų litų, atsisakyta nebus. Prasidėjęs šildymo sezonas ne tik sušildė Panevėžio gyvenamąsias, darbo ir poilsio erdves, bet ir neigiamai atsiliepė miesto oro kokybei. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ekologijos skyriaus duomenimis šiemet užfiksuotos jau 37 dienos, kai oro tarša kietosiomis dalelėmis viršijo taršos normą. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą per metus taršos normą leidžiama viršyti nedaugiau kaip 35 dienas. Pasak ekologijos skyriaus vedėjos, užterštumo padidėjimui įtakos turėjo ir itin intensyviai tvarkomos miesto gatvės, tačiau gatvių remonto darbai turėjo būti atliekami drekinant, ko padaryta nebuvo. Pastaruoju metu jau spalio mėnesį buvo 4 dienos, ko nebūdavo anksčiau, viršijom oro taršą kietosiom dalelėm. Ir tas viršijimas būtent fiksuotas, kada vyko Basanavičiaus Aukštaičių Vilniaus gatvių rekonstrukcija, buvo labai gražios, saulėtos, sausos dienos ir aišku, tas ardymas šaligatvių ir padengimas, aišku, nebuvo drėkinama. Taip pat ekologijos skyrius iš gyventojų sulaukė pranešimų apie įtarimus, kad privačiose valdose gali būti deginamos atliekos ir dėl to aplinka teršiama ne tik kietosiomis dalelėmis, bet ir daug pavojingesnėmis cheminėmis medžiagomis. Jau ir šiandieną atėjo gyventojas, kuris skundėsi, jo kaimynai degina pakuroj namuose, privačiam name degina padangų, gumos atliekas ir iš kamino rūksta labai juodi ir smirdintys dūmai, bet praktiškai mes
įeiti į privačią valdą prie krosnės ir patikrinti, ką jis ten kūrena, iš tiesų neturim tokios galimybės. Mes tik tai apeliuojam į kiekvieno gyventojo žinojimo lygį, kad iš tiesų kenčia ne tik tai aplinka, miestas visas, bet kenčia ir jisai pats, jisai visą tai sukvėpuoja. Ypatingai pavojingi yra padangų, gumos, laminuotos medienos atliekų, būtent deginimo šitie produktai, kurie išlekia per kaminą ir jie taip pat sėda ant tų žmonių daržo, kur turi lysvę greta namelio, iš šulinius taip pat. Skaičiai liudija, kad užterštumas ypač didėja dėl žemos temperatūros, žemo slėgio ir silpno vėjo. Kita vertus, Panevėžys labai kompaktiškas miestas. Čia greta daugiaaukštės statybos išsidėstė privačių vienaaukščių namų rajonai. Namų kūrenamų naudojant krosnis kaminai yra labai žemai palyginus su šalia stovinčiais daugiaaukščiais, todėl ir dūmai šių kaminų tvyro tarp ištisų miesto rajonų. Taip pat yra nepaprastai liūdnas atvejas mieste tai, kad mes turim dar be galo daug žvyruotų gatvių, jos yra neasfaltuotos. Tos gatvės, kurios yra asfaltuotos arba šaligatviai, vėlgi yra sulūžę, išdaužyti, ištrupėję ir aišku vyksta pastoviai pakeliamos tos dulkės iš tų visų nelygumų. Gatvės yra ir šaligatviai valomi, šluojami sausuoju būdu, vėlgi visa drėgmė yra pakeliama į viršų. Dėl pavojų žmonių sveikatai ir kenksmingumo aplinkai draudžiama deginti plastikinius maišelius, plastikinę tarą, cheminėmis medžiagomis užterštas pakuotes, drabužius, batus, užterštą medieną, makulatūrą ir kitas atliekas. Šiandien minimos vėlinės, visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Šią dieną gyvieji lanko mirusiųjų kapus, uždega žvakes. Manoma, kad tokiu būdu mirusieji ateina pas gyvuosius. Šiandien yra ypatinga diena, kada taip nuo seno yra manoma, kad vėlės tarsi ateina su mumis susitikti. Tai galima sakyti gyvųjų ir mirusių diena, gyvųjų ir mirusių pasimatymas, susitikimas. Todėl tą dieną ir jautiesi taip savotiškai. Tie, kas turi išėjusių artimųjų, o mes visi jų turime, jaučiame ilgesį, jaučiam norą su jais susitikti, pabūti. Tai ir skubam į kapelius. Pasak Aušros Sidorovienės, per vėlines neatsitiktinai degamos žvakės, kadangi tikima, jog jų šviesa mirusiojo vėliai nušviečia kelią į gyvųjų ir mirusiųjų pasaulį. Ugnis tai turi tokią ypatingą galią tarsi apvalyti mus. Na ir žiūrėdami į ugnelę, švieselę, į žvakę švieselę, mes gal galime mintyse ir išvysti mirusį žmogų, mirusią vėlelę, su ja pasikalbėti, paklausti, kaip jai ten gyvenasi, pasidalinti savo rūpesčiais, vargeliais. Na, iš tikrųjų, šių dienų kapeliai, kas yra džiugu, buvo galima matyti, turėjome keletą dienų į juos važiuoti. Iš tikrųjų, jau gėlių gausa nepasižymi, bet už tai žvakelių, nebuvo kapelių, bet žvakelės. Ir žvakelių daug, tiesiog miestelis, tarsi mirusių miestelis, į kurį gyvieji ateina su jais pasimatyti. Vėlines lietuviai šventė nuo seno. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, jos nuolat lanko. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Ne veltui ir lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių mėnesiu. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakoreguotos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo Panevėžio mieste taisyklės. Pagal naujasias taisyklės sugautiems benamiams gyvūnams, šunims ir katėms bus taikomas 14 dienų karantinas. Anksčiau grinaveisliai šunys buvo laikomi 5, o neveisliniai šunys ir katės 3 paras. Karantino metu bus atliekamas klinikinis tyrimas, įvertinama elgsena, o veterinarijos gydytojo sprendimu bus užmigdomi tik seni, ligoti, agresyvūs gyvūnai. Pasibaigus karantino laikotarpį gyvūnai bus perduodami gyvūnų globos draugijai, kuri ieškos jiems naujų šeimininkų. Dabar atsirado tiesiog sąlygos tam, bendradarbiaujame su gyvūnų globos draugija ir taip pat suremontuotos patalpos įmonėje ir atsirado galimybė ilgiau juos laikyti ir ieškoti naujų šeimininkų. 2010 m. beglobių gyvūnų gaudymo, laikymo, naikinimo, šunų ir kačių registravimo Panevėžio mieste paslaugoms skirta 75 000 litų savivaldybės biudžeto lėšų. Jau šiemet mes pradėjom juos atiduoti gyvūnų globos draugijai ir tikrai lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu,
tai labai daug, jau nes virš 200 šuniukų, ten katinėlių bendrai gyvūnų rado naujus šeimininkus. Mes tuo džiaugiamės. Iki tol nebuvo kam ieškoti naujų šeimininkų. Tiesiog būdavo tik tai laikomi 3 arba 5 paras ir visi buvo užmigdomi gyvūnėliai. Tai buvo liūdna dėl to, o dabar labai iniciatyvą parodė dauguma žmonių ir jaunimo ir, sakau, gyvūnų globos draugija ėmėsi ieškoti naujų šeimininkų, mes to džiaugiamės. Pakoreguotos gyvūnų globos ir laikymo Panevėžyje taisyklės įsigalios nuo 2011 m. sausio 1 dienos.